nutarė kelti drausmės bylą? Todėl, kad komisija įvertino, kaip jau aš minėjau, teismų administravimo subjektų išvadose nurodytus galimus požymius, kad pažeisti teisėjų etikos kodekso paminėti straipsniai. Tiesa, ten buvo daug daugiau, plačiau. Mes konstatavom mūsų požiūrį tik tai, kur gali būti tokie dalykai. Vat jūsų nuomonė, komisijos, ką galėjo ponė Venckienė pažeisti? Žinot, aš jums taip pasakysiu, kadangi motyvai to sprendimo irgi jau, kaip minėjau, jie bus išdėlioti nuosekliai ir sistemiškai. Aš jums pasakysiu vieną labai trafaretinę, seną tūkstantmečio teisės aksiomą. Niekas negali būti teisėjų savo byloje. Ir todėl spręsti dalykus, kaltinti žmonės, kol teismas nepriėmė savo verdikto, nieks negali, netgi jeigu skausmo pilna krūtinė dėl to, kas įvyko. Teisėjas yra teisėjas kitiems žmonėms, o ne pats savo. Tai iš esmės dėl jos pasisakymų viešo erdvėje, dėl dokumentų, bet ne dėl kurių ten buvo kitų daugiau epizodų. Nu, ten kažkur, ta prasme, epizodų tam tikra virtinė tą sudaro, tą, ką jūs sakote. Kada lyg tai viešojo erdvėje tampa, na bent jau toks įvaizdis, kad tai yra oficiali nuomonė apie tos bylos kažkokią tai baigtį. Ir nuo tokio elgesio turi būti teisėjas, kuris yra viešasis oficialus asmuo, su vertinimais kitose bylose labai atidžiai elgtis ir susilaikyti. O dėl terminų, jūs sakė, kad su jie terminai? Terminai, Dieve, terminai yra skaičiavimo dalykas. Terminai skaičiuoti daug kartų mūsų komisijos ir įskaičiuojant teisėjos atostogas, teisėjos ligas, terminai pagal mus nepraleisti. O kodėl dabar jau teismas ką svarstyti? Jo, kodėl dabar teismas? Nu, šitą aš negaliu jums atsakyti, dėl to, kad aš esu šeimininkas tų dalykų. Bet aš galiu pridurti dar tiek. Reiškia, Venckienė padarė tokius